Versle, kaip ir gyvenime, gali plaukti pasroviui nesistengdamas nieko keisti. Tačiau vargu ar tai padės sulaukti sėkmės. Iššūkiai ir naujovės versle būtinos, norint judėti į priekį bei sukurti tokį produktą ar paslaugą, kuri išpopuliarės. Ta suprato ir Rimvydas Širvinskas. Turizmą ir viešbučio administravimą studijuojantis vaikinas jau kelerius metus savo kelionių aprašymus skelbia internete. Pastebėjęs, kad jo pasakojimus skaito tūkstančiai, Rimvydas nusprendė įkurti savo interneto svetainę. Pagalvojau, kad reikėjo surinkti visus į vieną vietą ir susikurti savo puslapį. Tai pasiradau makalis.lt. Ir puslapio pradinė idėja nebuvo tokia, kokia dabar yra. Iš pradžių ten buvo tik tai mano kelionių įspūdžiai, kad galėtų mano draugai pasiskaityti juos. Ir viskas, daugiau nieko. Kartais būdavo kažkokie tai ten mano gyvenimo įrašai, kurios dabar jau tenka nustumti šalį. Ir rašydavau tos pasakojimus, keldavau, draugai skaitydavo. Paskui pasižiūrėdavau į lankytojų srautą ir supratau, kad aš tiek draugų neturiu. Nes būdavo 300-400 lankytojų per dieną. Vėliau visą tai išaugo iki 1000 daugiau. Rimvydas rado rinkoje nišą. Jis ėmėsi pigių kelionių organizavimo. Nuo patarimų, kur svečioje šalyje pigiau pavalgyti, iki nuorodų, kur įsigyti pigiausius lėktuvo bilietus. Anksčiau skelbdavau tos pasiūlymus pigių skrydžių ir sakydavau, kad jūs jas galite įsigyti ten vienam puslapyje ar kitam puslapyje patys. Ir gaudavau tada labai daug laiškų su klausimais, kaip taip įsigyti, kodėl man neišeina, kodėl man nepavyksta tą padaryti, kodėl man meta klaidą, ar galėtum gal tu padėti tai padaryti. Tada pradėjau gelbėti žmonėms įsigyti lėktuvo bilietus ir susirasti juos. Žinoma, pirmiausia reikėjo pelnyti žmonių pasitikėjimą. Kas sutiks pervesti pinigų visiškai nepažįstamam žmogui, kuris sako padėsi suorganizuoti kelionę. Tačiau plečiantis klientų ratui atsirado ir pasitikėjimas. Dabar žmonės netgi patikė man savo kortelių duomenis, tam, kad aš jiem nupirkčiau šių kortelės lėktuvo bilietus. Jie man perveda pinigus, netgi daugiau jų perveda, sako, aš nežinau, kiek kainuos, aš to pervesiu, skolą, jeigu norėsi, galėsi man grąžinti atgal. Taip, žmonės tiesiog užsako lėktuvo bilietus pas mane, pasako, kur jie nori skristi ir kada, aš pasakau, kiek tas bilietas kainuoja avialinijų puslapyje ir pasakau, kad tokią sumą jie man pervestų, nė cento daugiau. Ir yra žmonių, kurie palieka arbatpinigių už tokį darbą. Reklama iš lūpų į lūpas pasklido labai greitai ir dabar Rimvydas jau sunkiai susitvarko su dideliu jam rašančių žmonių srautu. Štai viename jo įkurtame socialinio tinklo profilyje šiandien yra jau daugiau kaip 25 000 gerbėjų. Dabar tai man daryti yra labai sunku dėl to, kad tų žmonių labai daug. Per dieną gaunu kažkur tai 20 laiškų su prašymais suplanuoti ten vienos šeimos atostogas, ar ten 12 giminaičių atostogas suplanuoti, ar 4 studentai nori kažkur tai pigiai pakeliauti iki 200 litrų, iki kokią nors Ispaniją žiemą. Dabar kažkaip jau vis sunkiau visą tai darosi, nes vis mažiau laiko viskam turiu, jo labiau man studijos yra. Todėl kol kas Rimvydas negalvoja, kaip savo kelionių puslapį paversti pelningu verslu. Negalvoju, kaip aš iš to galiu užsidirbti, kokią šį kelionę agentūrą galiu atidaryti. Aš nemanau, kad žmonės į mane kreipsis, kai aš atidarysiu kelionę agentūrą. Nežinau, todėl, kad, ta prasme, jiem patinka nemokama pagalba. Kelionė agentūra, tai vis tiek atėjęs turi susimokėti išteikiamas paslaugas. Vienaip ar kitaip. Tai apskritai, kažkiek uždirbi iš to pinigų ar ne dabar? Tai tik tie arbatpinigiai, kaip sakėt? Ne, aš uždirbu iš to. Bet tai nėra kažkoks verslas, kuris galėtų pilnai išlaikyti? Ne, tai nėra verslas, kuris mane galėtų pilnai išlaikyti. Ne, tikrai ne. Savo poreikius aš patenkinu. O ką daugiau reikia, nežinau.